O kalbant apie rasizmą, tai aš kaip supratau iš komentarų, aš senai šitą žinau, kad mūsų liaudės, tos pagrindinės masės supratimas apie pasaulį yra labai menkas ir jie net neįsivaizduoja, ką reiškia žodis rasizmas. Rasizmas tai ne parodija. Parodija yra rasizmas. Tai rasizmas yra tada, kai tau neleidžia, pavyzdžiui, kalbėti tavo gimtąją kalbą. Jo? Tu esi ten, pavyzdžiui, gaudomas, niekinamas, žeminamas už savo išvaizdą. Va čia yra rasizmas. Tai va, kaip man parašot komentaruose, tai pas mus Lietuvoje rasistų yra, va tiek va. Bet nesvarbu. Jūs man atraskit dar vieną Lietuvoje tiktokerę, kuri turėtų va tokias va peržiūras. Pažymėkit komentare, va. Kažkas panašiai gauna peržiūrų Lietuvoje.